Tarp angliškai kalbančių šalių Facebook vartotojų pradėjo plisti nauja virusinė šiukšlė. Per pastarąsias 24 valandas milijonai žinučių pavadinimų naujos Facebook gairės atsidūrė ant vartotojų sienų įvairiose pasaulio šalise. Klausimas, kada šis grandininis laiškas pradės plisti tarp patiklių Lietuvos Facebooko vartotojų. Antradienį per plenarinį Seimo posėdį parlamentarai tylos minute pagerbė vakar mirusio Seimo nario Juliaus Veselkos atminimą. Seimo salėje buvo padėta Juliaus Veselkos nuotrauka bei uždegta žvakutė. Julius Veselka netikėtai mirė pirmadienį. Ruošdamasis dalyvauti tiesioginėje radijo laidoje, Seimo narys netikėtai sukniubo. Mėginimai jį atgaivinti buvo nesėkmingi. Manoma, kad Seimo narį ištiko miokardo infarktas. Įpusėjus rudeniui į namus atkeliauja ne tik sąskaitos už šildymą, bet ir tarakonai. Šiluma ir drėgmė pagrindinės sąlygos veistis ūsuotiems kenkėjams. Kenkėjų naikinimo ekspertai tikina šiuo metu sulaukiantis itin daug nusiskundimų dėl tarakonų. Tarakonai sukelia nemalonius pojūčius dėl savo išvaizdos ir yra pavojingi sveikatai. Sveikatos specialistai perspėja, jog didžiausias pavojus kyla namuose, kuriuose yra vaikų, pagyvenusių žmonių ar ligonių, kadangi šie kenkėjai perneša salmoneliozę, dizenteriją, šiltinę ir kitas ligas. Ekspertai griežtai įspėja, kad tarakonus naikinti būtina, net jei pastebimas pavienis pavyzdys. Jie dauginasi ir plinta itin greitai, minta vietose, kur gausu įvairių bakterijų, virusų sukeliančių grėsmingas ligas. Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas paskelbė trenerių štabą. Stratego asistentais tapo Vilniaus Lietuvos Ryto vairininkas Darius Moskoliūnas, taip pat Maskvos CSKA klube dirbantis Evaldas Kandratavičius ir Benas Matkevičius, praneša dienraštis Lietuvos Rytas. 2013 metais vykstančiam Europos čempionatui Slovėnijoje besiruošiančios komandos vedliui teks tartis su Rusijos čempionų klubo vadovybė. Kazlauskas prašys, kad šie išleistų lietuvius kitų metų vasarą. Kondratavičius užims fizinio rengimo trenerio pareigas, Matkevičius bus trenerio skautų. Viena 22 metų Meksikos grožio karalienė buvo nukauta per susišaudymą tarp karių ir įtariamų gaujos narių, su kuria ji važinėjosi šiaurės vakarinėje Sinaloa valstijoje, pirmadienį pranešė prokurorai. Pareigūnai įtarė, kad Marija Suzana Flores, šiemet pelniusi gražiausios Sinaloa moters karūną, priklausė grupuotei ir tikriausiai pati šaudė per šeštadienį įvykusį incidentą. Prie jos lavono šios gaujos automobilyje buvo rastas Kalašnikovo automatas. Pusė Lietuvos gyventojų panaudotas baterijas išmeta į šiukšlių dėžę arba bet kur aplinkoje, rodo sociologinis tyrimas. RAIT rinkos tyrimų kompanijos spalio mėnesį atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, beveik pusė Lietuvos gyventojų panaudotas baterijas išmeta į šiukšlių dėžę. 1% respondentų teigia, kad išmeta baterijas bet kur aplinkoje. Per tyrimą buvo gauta ir tokių atsakymų, kad senas baterijas užkasa į žemę arba tiesiog laiko namuose. Tyrimas rodo, kad į specialias surinkimo dėžutes baterijas dažniau meta turintis aukštą išsilavinimą, gaunantis aukštas pajamas, nedidelių miestelių bei kaimų gyventojai. Už pinigus baterijas priduoda dažniau vyrai, taip pat 35–44 metų gyventojai. O vyresni respondentai, kurie yra 55–64 metų amžiaus, dažniau teigia išmetantis baterijas bet kur į aplinką. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.